Sveiki visi. Laužynas. Šonė kaip tik, kai tik įjungiau kamerą. BMW. Tik dokumentai gauti, jau važiuoja į laivą krautis. Labai greitai. Čia tikras Miamis, kur toliau nuo vandenyno, tai nėra labai įspūdingi rajonai. Tai ką, šiam video bus, gaila nepafilmavau, tik bus biškį papasakojimas, kaip būna, kai pasiėmė automobilį iš aukciono. Čia apgavo GPS-as, norėjo apgauti. Nenorėjo apgauti, norėjo prieš eismą nuvesti. Biškį veizas sugribavo. Ką padarysim? Tai va, bus video kaip pasiėmu mašiną. Reikalų gaila, kontento nenufilmavau, kokiu buvo prikolų. Speed trap reported ahead. Okay, let's not overcomplicate this. Tada aukcionai. Gražių mašinų, kaip visą laiką. Senovinių mašinų. Tai visiems gero žiūrėjimo. Ir kaip visada, nepamirškit paspaust like, subscribe. Reikia daugiau sekėjų, kad būtų daugiau kontento. Gero žiūrėjimo. Na, chebra, daug kas klausėt, ar tipo pačiam pasiimt geriau mašiną, ar užsakyt, kad atvežtų atvežimą. Tai va, čia gal girdisi video, kokių garsų yra. Kažkas tai nukrito, nėra, atsipalaidavo, nėra kur sustoja. Plius prieš tai jau buvo reikalų, tik išvažiavus su aušinimo sistema, purškė antifrizą. Tai ten porą valandų remonto, dabar turi būti resterija, tuoj reikia sustoti žiūrėti, kas tenai nukrito. Ir tada pagalvoja, ar geriau sumokėti kelius šimtus dolerių, kad atvežtų, ar visą dieną. Tai čia jau dabar, aš nežinau kiek, apie gal 3 valandas po piet, tai išvažiavom iš ryto. Tai va, toks reikalas. Ir kažkai, ar geriau remontuotis garaže, ar pas mus ant šiltos labai saulutės. Tik biškį pakalbėjus garsai baigėsi, tai reiškia Chevroletas. Super mašinos, pačios remontuojasi, tiesiog nereikia kreipti dėmesio, tada atsibosta ir susiremontuoja. Tai va, šiaip faina, mažytė mašinytė. Nežinau tiksliai koks pavadinimas, Chevroletas kažkoks mažas. 19 metų, kaip saloniukas, toksai tikrai neblogas. Viskas kaip sold, kaip turi būt. Biškį yra reikalų, kaina nebrangi. Bet tokių mašinų nelabai gal kas pirktų Lietuvoj. Kaina nedidelė, vis tiek jos aš įsivaizduoju kainą, kokia Klaipėdoj gautųsi. Tiksliai nepamenu, kiek mokėjo už ją, bet man atrodo apie gal 2,5 tūkstančio, gal biškį daugiau. Yra kėbulo remontų, tai Lietuvoje apie 4 štukas dolerių gal kainuotų atvežti ją iki Klaipėdos. Tai, kažkai, jeigu kam įdomu, pasižiūrėkit ir tokių mašinų. 1.4 variklis, kažkoks, nežinau, su turbina, žinau, kad 1.4
realiai čia tas pats Opelis. Tai kaip ir šiaip važiuoja kaip už tokius pinigus, plus 19 metų labai, labai tvarkingai važiuoja. Aišku, tik paėmus, tai ten atsiranda klausimų juose, bet neaišku, ten kažkokia bus apsauga ar kažkas tai nuskritus. Tai čia nieko baisaus. Tai kaip ir mašina 122 000 mylių pravažiavus, bet važiuoja super. Saloniukas pusiau oda. O šiandien Daytonoj motociklų, šita visa motociklų savaitė Daytonoj. Aš čia buvom Cocoa Beach, tai jau netoli visiškai Daytonos. Tai motociklistų visur pilna. 4 dienas, man atrodo, ar kiek ten ta tipo savaitė vyksta. Gaila, niekaip nesigauna nuvažiuoti iki jo. Bet, ten, žinot, daugiau tokie čaperistai važiuoja. Bus, kaip vadinasi, tas American, vienu žodžiu, amerikietiškas šitas superbaikas. Neatsimenu, kaip tiksliai vadinasi, American kažkas tai. Tai ten bus, važiuos 200 mylių, man atrodo, ne beveik visą dieną. Ne visą dieną, bet renginys bus visą dieną, nuo ryto iki vakaro. Tai labai norėjau nuvaryti, bet kaip tik šeštadienį man nesigauna ir taip ir liko. Būtų įdomu pasižiūrėti, kaip chebra tenai, gal 200 mylių, man atrodo, varžybos. Tai kaip chebrytė žiedė atvaro 200 mylių. Tai turėtų būti įspūdinga. Tenai robotai, ne žmonės. Tai va. Būna ir va taip. Nesupratau prikolą, gal taip. Lygioj vietoje vieną mašiną, padanga gal sprogo ar kažkas tai. Nuvažiavo į pievą ir apsivertė. Būna. Daug mašinų iš greitkelio keliauna Kopartan. Gražus BMW 740, padangos nekokios, matau. 18 metų, longas, ruda oda. Salone biškį tvarkos norėtųsi. Akumas dausės neužsiveda. Nematau nieko. Šiaip kilimėliai tuninginiai, apačioj geri kilimėliai. Visas salonas toks rudas, tamsiai. Labai gražiai atrodo, daliukai. Harman Kardon muzika. Toks matosi, kad biškiai reikalų, tai turėtų būti kaina nedidelė. Pacifika. Turėtų būti komplektacija nebloga, 25 metų. Raktai užrakinti. Oda, salonas labai gražus. Odiniai 7 vietų. Captain chairs. Turėtų būti minivienas neblogas. Džipukas mažas. Gaila, raktai irgi užrakinti. Padangos purvo. Toks matosi
15 metų. Hyundai, va tokį. Irgi galima rasti. Daug visko, Mini Cooperių vis pastebiu, kabrioletų, BMW's baltas pažiūrim, ką turim, Mersas GLS, o 540i, gaila raktai užrakinti, 19 metai. Tamsiai mėlyna oda. Šiaip iš nuotraukos tai sakyčiau negražu būna, bet kažkaip atsisėdus visai nieko. Rida 95 mylių. Kas ją gero. Juodos lubos. Va, tas turėtų būti su bakais. Paprastas faras galėtų būti geresnės, bet lygus gražus. Vis aš pasižiūriu tokius džipus didelis, GMC Denali. Nu, bet šių metų gerų labai telikas. Rimtas raktas užrakintas. Gaila liuko nėra, bet 7 vietų, Captain Chairs. Salonas toksai malonus. Ką čia šalia, Suburbaną turim. Čia šitas 25. Šitas 23 Suburbanas. Irgi raktai užrakinti. Na, to salonas GMC geresnis. Irgi beliuko, oda gražiai atrodo. Dar gero. Čia Chevroletas. Ir 2 metų. 25. Kad dar gero Fordas. 24. Lubos paprastos, sėdynės oda. Telikas nemažas. Žiūrėjai, atrodo spidometras, raktai užrakinti. Pacifika. Irgi 25. Jo, Pacifikos panašiai, visos panašios. Tikriausiai rytoj aukcionas bus. Štutė tuščia, visos mašinos sustatytos į eilę. Ruošiasi aukcionai. O, ir visos keliaus į tuos vartus. O, kiek eilių, o, koks BMW's 6 su kokiais ratais. Čia visos sustatytos, paruoštos aukcionui, tai turėtų būti rytoj tikriausia. Žiūrim toliau, atseškė Mersiukas 2. Sėdynės paplyšė. Oho, kokie liukai. Kažkas tai labai kliūna. C300 ratai.
čia jau tuningo uždėta. Šitas gražus. Irgi liukai, oda juoda. Šitas ir dirbo gerai. 68 tūkstančiai mylių. Nu jo. Čia tvarkinga. Sos mygtukas. Žiūrim toliau. Čia, nežinau, gal 4, 19 metų. Jo, 4 skaitėsi. Kabrikas. Pitakas juodas. Biški bamperiukas. O, 550. Švies malonu. Šviesiai rudas salonas. Žiauriai gražiai atrodo. Biški pašauda, bet kažkaip tai nelabai gražiai. Nelabai gražiai variklis dirba. Bet pati mašina atrodo tai labai gerai, 19 metų, 550. Tai viskas jam paketas. Įdomus šitas. 4 kabrikas. Irgi kažkaip variklis negražiai dirba. Muzika paprasta, juodas. Na, tai šitas labai gražus. Kameros ir priekį. Veidrodį 360 reiškiasi. Ledinės lempos. Kam įdomu, toks kabrikas projektukas turėtų būti neblogas, tik tai neaišku, ar varikliui kažkas tai baisaus ar nebaisaus. O, su nuimtais bedais dodžiai. Stovi. Galima pirkti, bet jų mylių turėtų būti nemažai prasukta. O, atrodo, kiek gera ampakas. 21 metų. 340i. Šaliuose jau kaina būna kitokia, bet salonas žiauriai tvarkingas, liukas. O, šitas dirba kultūringai. Ir garsas. Jo. Šitas dirba ne kaip tie du. Šito galima Alpina išdėtas skydelis. Šitas tikrai, net jo ar kaina bus nemaža. Yra šiaip klaidų, 39 tūkstančiai, odinė panelė, viskas. Jo, tai čia ir kainytė bus biški didesnė. Bet ledas. Jam raudoni suportai. Džornė. Irgi 7 vietų, net klimatas galui, liukas. Dirba neblogai, čia Kenžen. Ai, bet kažkiek biški yra tokių niuansėlių, bamperis atšokęs 18 ar 17 metų. Čia palankstyta, tvarkyta. Šit irgi GT. Nežinau, tik tai nėra parašyta, 4 varomi ar ne.
Toksai kaip džipukas, visai nieko. Simioras baltas, ledinės faros pablūkė, reikia papoliruoti. Ratai gražus, raktai užrakinti. Tamsiai ruda spalva salono. Buvo vilkint aparatūrą, tai jau grotų pasakiškai. Liukas per visą stogą 750i. Ten matau X-ą pažiūrėsim. Toyota senos. Chebra gazuoja. Kiek eiliai sustatytų mašinų ir visos sustatytos aukcionui važiuos. Rytojaus. 2X, vienas M-pakas, kitas ne. Aišku, M-pakas žymiai geriau. Dar trečias. Taip, 30 S-Drive'as. Ant šito nėra užrašyta. Čia irgi su M-paku. 40 trečias. A čia įdomesnis dalykas. M-vairas. Tai raktas būt. Labai gražiai dirba. Liukas. Oda pasakiškai graži. Diškė veikia. Navigacijos, viskas. Ne dvi. Jo, visur M. Vairas šildomas. Sėdynės šildomos. Labai tvarkingas. 21 metų, aišku, jų 5 iš tų X3 40 kainos nemažos. Pažiūrim, ką šitas. Čia naujesnis biškį. Betas 2 litrų varikliukas ir garsų jau skleidžia papildomų. O šitas įdomus. Pažiūrėjau net metų to. Čia va 23 su M-paku. Liukas irgi. Panorama visa. Sėdynės kaip naujos. Bet čia bus irgi tas 2 litrų variklis. Gražus, bet garsas to tai yra už ką ir daugiau mokėti. BMW's tas elektrinis. Ką sakyt galima, gražu. Liukas per visą. Aha, kaip pasitinka. Iš karto. Bet, tuštokas kažkaip, tai norėtųsi. Įdomu, kaip čia tas ambient šviesos šviečia. Ar yra bent jau jos. Vairas kvadratinis beveik. Įdomiai mašina. Langai be. Welcome to GS Profile. Visai nieko mašina. Bėgiai. Elektra visa bus. Iškart šalia Tesla. Užrakinta. Blogai. Ir Porsche'as elektrinis. O suportai tai ką žinau dydžio. Tai kam?
toks. Aišku, stoglangis geras. Vien stiklas. Nu, toksai. Bet irgi kažkaip atrodo, aišku, važiuoja tikrai gerai, bet norėtųsi mygtukų biškį daugiau. Na, aišku, čia tikriausiai telikai visur. Gal ir visai nieko žiūrisi. Mustangas GT California Special. Biškį 5 litrų V8. Spalva įdomi. Pirštinę remontuoti gal palikti. Nu, Mustangas kaip Mustangas. Spėju, garsas bus, bet kodėl tu neužsivedi? Kaimynai ryte nebūtų patenkinti tokiu garsu, bet ką padarysi? O, ten girdisi Dodge'as Hellcatas ar kas su savo garsu. Na, šitas dar neparduotas, bet jisai, nu, atrodo kosmosą. Reikės pabandyti. Pažiūrėsiu kainą, jeigu yra, pridėsiu. Jo, čia egzotika. Porsche'as, Ferraris, Cadillac'as. O čia 71 metų sofa viduj. Magelis jau naujesnis biškį įdėtas, radija ir sena. Nu jo, toks. Net nežinau, kaip galima jį pažvest, pabandyti. Cruise control, climate control. Va tau, 71 metų. Langai elektros, veidrodžiai, kaip suprantu, elektra. Kilimas apačioj. Gale, sėdinės. Čia dar diržas kažkaip tai kažkam tai. Ai, tai čia laikosi vairuotojo diržas. Bet tokia mašina, vairas kudumo. Įdomu. Žiūrim. Ja, šitas restauruotas jau. Na, aišku, tą McLareną matėm, šitą Ferrari neatsimenu. Žiūrim. Žakintas, kurie kelintų metų, 22. Jo, variklis. Duslintuvai. Bagis stovi. Ir Porsche GT3 ratukai, ką žinau. Raktai užrakinti. Sėdynės Recaro. Opa, nu jo, čia tikrai kaip sportiniai mašinai. GT3 salonas, Alcantara vairas, Alcantara. Žiūrėkit, bra. Manual. Bose aparatūra. Geras aparatas.
O toks S klasės kupė. AMG. Raudas salonas. Tai vietoje matau. Don't forget keys. Kaip čia be mygtuko Mercedesas. Jo. AMG irgi. Girdisi, kad AMG Burmester aparatūra. Rudas salonas. Čia kažkas tai išlaužyta. Ai va, gale. Bet Mersas toks visai nieko. Tikras AMG. Nėra nieko. Ratai geri. Biški bamperis padaužytas. Na ką, su tokiais gražiais vaizdais visada šitą gitarą. Šį kartą baigiam šiam kartui video. Nepamirškit pasekt, palaikint, pakomentuot. Kuo daugiau sekėjų, tuo bus daugiau video. Mašinų pilna. Rinkitės chebra, kam reikia.